Nori, kad tavo automobilis spindėtų kaip naujas? Pristatau poliravimo rinkinį tiek pažengusiems, tiek pradedantiesiems. Prieš pažiūrint, kas viduje, pažiūrėkime. Kaip tinkamai paruošti automobilio kėbulą poliravimui. Pirmas dalykas, turime atvėsinti kėbulą, jei jis yra įkaitęs. Pridėjus ranką, tai galite pajausti. Ir tik ant atvėsinto automobilio rekomenduoju naudoti bet kokias cheminės priemonės. Viena tų priemonių, kurią matote, yra efektyvus vabzdžių likučių šalinimo produktas. Sekantis produktas yra kaladėlių dulkių tirpiklis. Imame savo pamėgtą nuostabią sausinimo šluostę, kuri puikiai sugeria bet kokį vandens perteklių. Ir rinkinyje taip pat rasite molio kempinėlę ir lubrikantą. Šis produktas išima lake įstrigusias įvairias nuosėdas. Pradedam pirmąjį poliravimo etapą. Paviršius, aišku, turėtų būti švarus, jau paruoštas poliravimui, neįkaitęs. Kol padas yra naujas, mes norime jį prigirdyti pasta, tai panaudojam šiek tiek daugiau produkto, bet jau antrą ir trečią kartą naudojant padą, naudosime tiesiog 2 žirnių ar pupelių dydžio lašelius 50 ant 50 cm plotyje. Paskirstom produktą lietų bėgiu ir tada jau keliame įrenginio apsukas. Nušluostome perteklių. Konservuoti mūsų poliravimo efektui mums padės sintetinis vaškas. Ši mašinėlė tikrai suteiks poliravimo efektą ir man labai patinka, kad jinai turi papildomą tvirtinimo padą. Tai reiškia, kad jūs išdirbsite ir mažuosius, ir didžiuosius poliravimo plotus ant savo automobilio. Prijuostė irgi laukia jūsų mūsų parduotuvėje detailerplace.com. Ten rasite visas reikiamas priemonės pasirūpinti savo automobilio estetiką.